Tai Vilniaus dailės akademijos dizaino laboratorija, aprūpinta modernia technika. Panaudojus struktūrinės ES lėšas buvo įrengtas net 9 meno ir dizaino laboratorijų kompleksas. Naujausia įprasta ir trimate spausdinimo įranga aprūpintas spaudos centras. Komplekse dirba beveik 30 specialistų, prireikus galinčių padėti studentams. Panašių modernių laboratorijų įrengta ne vienoje Lietuvos aukštojoje mokykloje. Modernios laboratorijos pritaikytos biotechnologijų, sveikatos, inžinerijos, fizikos, energetikos mokslų krypčių jauniems specialistams. Pagrindinis tikslas tos laboratorijos yra ugdyti studentų praktinius įgūdžius. Taip pat mes planuojame, kad šitos laboratorijos turėtų veikti kaip atviros prieigos centras, tai yra teikti paslaugas verslui, buvusiam mūsų studentam ir, sakykime, žmonėm, kurie nori įgyventi savo kūrybinės idėjas. O čia vienas stambiausių akademijos pirkinių – 5 ašių kompiuterinio programavimo CNC staklės. Jomis gali naudoti studentai, kurdami darbus atsiskaitimams ar konkursams. Laboratorijų steigimas didžiulis postūmis į priekį. Šiandien akademija gali pasidžiaugti ne vienu su verslo atstovais įgyvendintų projektu bei papasakoti ne vieną studento kurto produkto sėkmės istoriją. O kaip teigia Marius Urbanavičius, bendradarbiavimas su verslo organizacijomis ugdo ir studentų pavyzdingumą bei laiko planavimą. Per projektinės veiklas, bendradarbiaujant su MITA agentūra, Švietimo ministerija, Kultūros ministerija, su privačiais rėmėjais, mes ieškome pinigų ir padedame jiem įsitvirtinti šitoje rinkoje. Dizaineris Rapolas Gražys – Vilniaus dailės akademijos magistrantas. Jau pustrečių metų vaikinas gyvena unikalios elektrinės gitaros idėją. Gitara turi inkorporuotą lazerį, kurio dėka galima pajungti prie sintezatoriaus kompiuterio ir užprogramuoti norimą garsą, MIDI technologiją, bet kur yra ne tik susieta su stygomis, bet ranka judindamas virš grifo, tu gali groti muziką. Tikrai ne vienas tą padariau ir visą kitą aš bendradarbiavau su Ignu Juzoku, tai kompozitorius, garso režisierius ir muzikantas, taip pat Pavel Dubicki, kuris yra elektrotechnikas ir visos programuotojas. Ir mes kartu sugalvojom, kaip galima būtų pažaboti tą lazerį muzikiniam instrumente, kurį galima dar būtų pritaikyti ne tik gitarom, bet ir kitiem instrumentam. Akademijos dizaino inovacijų centro iniciatyva Rapolas dalyvavo keliose tarptautinėse parodose – Music Messe Frankfurte, SolidWorks World Dallase. Čia žinomi gitaristai ir muzikantai išbandė ir puikiai vertino gitaras. O šiuo metu visą mėnesį gitaros bando savo sėkmę sutelktinio finansavimo platformos Kickstarter platybėse.